Žemės ūkis Lietuvoje – tai ne tik maisto gamyba, tai mūsų kaimo gyvybingumas, darbo vietos regionuose ir šalies ekonomikos dalis. Kad ūkiai galėtų augti, modernėti ir būti konkurencingi, svarbios investicijos į naują techniką, technologijas ir infrastruktūrą. Tam skirta priemonė – parama investicijoms į žemės ūkio valdas, kuri padeda ūkininkams modernizuoti savo ūkius ir didinti jų efektyvumą. Pagal šią priemonę paramos gali kreiptis fiziniai asmenys, kurie užsiima žemės ūkio veikla ir yra įregistravę ūkininko ūkį ir valdą. Juridiniai asmenys vykdantis žemės ūkio veiklą ir įregistravę valdą, taip pat pripažinti žemės ūkio kooperatyvai. Svarbu, kad pareiškėjas realiai vykdytų žemės ūkio veiklą ir investicijos būtų skirtos ūkio plėtrai. Taip pat paraišką teikiantis fizinis asmuo turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų. Priemonės tikslas – modernizuoti ūkius ir didinti jų konkurencingumą. Pagal šią priemonę remiamos investicijos, kurios padeda modernizuoti ūkių techninę bazę, didinti žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, diegti inovacijas ir naujas technologijas ūkiuose. Taip pat investicijos gali būti susijusios su aplinkos apsauga, tvaresniu ūkininkavimu ir klimato kaitos mažinimu. Parama pagal šią priemonę gali būti teikiama negrąžintinos subsidijos forma arba kartu su lengvatine paskola. Didžiausia paramos suma priklauso nuo projekto pobūdžio ir sektoriaus ir investicinės paramos suma vienam paramos gavėjui gali siekti iki 1 500 000 eurų, kai teikiama investicinė parama. 1 700 000 eurų, kai teikiama investicinė parama ir lengvatinė paskola investicijoms ir arba apyvartiniam kapitalui laikantis nustatytų reikalavimų. 2 600 000 eurų 2014-2020 metų programos laikotarpiu, įskaitant 2021-2024 metų pereinamąjį laikotarpį, įskaitant lengvatinę paskolą, nurodyta taisyklių 24.3.2 papunktyje arba 3 800 000 eurų ES ekonomikos gaivinimo priemonės EURI lėšomis finansuojamiems projektams, kai pateiktoje paramos paraiškoje prašoma suteikti lengvatinę paskolą. Paramos lėšomis gali būti finansuojamos įvairios investicijos, kurios padeda modernizuoti žemės ūkio valdas. Pavyzdžiui, žemės ūkio technikos ir įrangos įsigijimas, naujų pastatų statyba arba rekonstrukcija, modernių technologijų diegimas ūkyje, investicijos, kurios didina ūkio efektyvumą ir produktyvumą. Svarbu, kad visos investicijos būtų tiesiogiai susijusios su žemės ūkio veikla ir pagrįstos projekto verslo plane. Paraiškos vertinamos pagal atrankos kriterijus ir balų sistemą. Papildomi balai gali būti skiriami už inovatyvias technologijas, investicijas į aplinkosaugą ar klimato kaitos mažinimą, dalyvavimą kooperacijoje, ankstesnės paramos negavimą. Kad projektas būtų finansuojamas, jis turi surinkti mažiausiai nustatytą atrankos balų skaičių. Jeigu planuojate modernizuoti savo ūkį, įsigyti naują techniką ar plėsti žemės ūkio veiklą, ši priemonė gali padėti tai padaryti su parama. Investicijos į ūkius reiškia ne tik didesnį produktyvumą, bet ir stipresnį bei konkurencingesnį Lietuvos žemės ūkį. Pasinaudokite galimybę investuoti į savo ūkio ateitį. Daugiau informacijos apie paraiškų teikimą rasite Nacionalinės mokėjimo agentūros interneto svetainėje www.nma.lt.